1968 metų lapkričio 14 dieną buvo įkurtas Šimkaičių priešgaisrinis atraminis punktas. Į komandą įsiliejo jauni, drąsūs, perspektyvūs bei ryžto nestokojantys kovotojai, aprūpinti patikimomis uniformomis. Ryšio tinklai buvo menkai išplėtoti, tačiau pro skvarbius žvilgsnius nepraslysdavo nei viena detalė. Kadangi trūko gesinimo priemonių, vyrai griebdavosi to, kas būdavo po ranka. Kuomet buvo gauta naujesnės technikos, traktorius MT-40 ir ne pirmos jaunystės automašina GAZ-53, vyrų džiaugsmui nebuvo ribų. Kaip vyresni mūsų kaimo gyventojai prisimena, traktorius ypač pasitarnavo per 1973 metų vasaros sausrą. Bėgant metams keitėsi ir gaisrinės veidas, tuo pačiu ir technika. Buvo gauta priešgaisrinė automašina GAZ-63, gaisrininkų tarpe pravardžiuojama Šeške. Pirmaisiais nepriklausomybės metais, sulaukus pagalbos iš vakarų, į gaisrinės kiemą įriedėjo modernus Mercedes-Benz. Šią automašiną ugniagesiai myli ir prižiūri. Laimiai gaisrų nepasitaiko itin dažnai, tad vyrai radę laisvesnę minutę kortuoja. Tačiau išgirdę gaisrinės sireną, žaibiškai reaguoja ir vyksta į įvykio vietą.